Labą dieną. Labą dieną. Taip, pradžiai noriu paprašyti jūs prisistatyti ir papasakokite apie save, gal šiek tiek apie jūsų organizaciją, kurią jūs atstovaujate. Tai aš esu Raimonda, man 26 metai, dirbu Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale, vyriausia bibliotekininkė. Mano darbo patirtis dar visai nedidelė, tik šiek tiek daugiau nei metai laiko. Turiu prekybos vadybos ir verslo administravimo išsilavinimą. Kaip ir nelabai tinka su bibliotekos lygiu. Dar noriu galbūt paminėti, kad Rėkyvos filialas yra labiausiai nutolęs nuo Šiaulių miesto centro ir įsikūręs šalia Rėkyvos ežero. Supratau, tai tolėliau nuo miesto tokiesnė vietovė. Jo, patys atokiausiai. Supratau. Gerai, Raimonda, o gal jūs galėtumėt trumpai išdėstyti savo nuomonę apie savanorystę, apie savanorišką veiklą. Ką jūs manote apie tokį reiškinį? Kad savanorystė tai yra puikia galimybė patikrinti save, įgyti naujų žinių, susipažinti su naujais žmonėmis, įvertinti galbūt savo galimybės kartais. Ir tiesiog galbūt kažkam tai būna naujo gyvenimo pradžia. Taip. Ir tuo pačiu galima gerus darbus, gerų darbų nuveikti, savanoriaujant. Taip, jauniems žmonėms, kurie dar nežino, ko nori iš gyvenimo, tai labai, labai puikia galimybė. Supratau. O sakykite, prašau, kokia būtų jūsų patirtis savanoriškai vedant kompiuterinio raštingumo mokymus? Kaip suprantu, susidurėte su šita veikla. Taip, šiek tiek susiduriu. Asmeniškai mane tai palėtė darbe. Turėjau keletą pagyvenusių amžiaus moterų. Viena iš vis norėjo išmokti pačių pagrindų, nes artimieji yra išvykę į užsienį ir tiesiog kaip bendrauti internetu. Dar viena moteris buvo, kuri kažkada dirbo, bet tiesiog tai įgūdžiai jau šiek tiek pasimiršo. Kiti ateina tiesiog žinių, paprašyti, kaip įjungti kažkur kažką susirasti ar užsiregistruoti pas gydytoją, tokių visokių pavedimus bankinius padaryti, sąskaitas apmokėti, ar lėktuvo bilietą netgi reikėjo kažką nusipirkti. Bet visokių tokių ateina šiek tiek pagalbos prašo, bet kad nuosekliai vesti man dar taip neteko. Supratau, atskiri tokie reiškia pagal poreikis pagalba tokie gaunasi, ar ne? O sakykite, prašau, Raimonda, kaip jūsų organizacijoje pasitelkiami savanoriai? Tarkim, kodėl jūs ėmėtės pati tokios veiklos, kodėl kartais skiriate laiką savanoriškai padėti kitiems? Gal toks darbo mano principas. Ateina, jie prašosi pagalbos kartais su įvairiais klausimais, tai aš reikėtų pakeisti pareigybę, ne bibliotekininkas, o nežinau, socialinis darbuotojas, dar kažkas. Tiesiog nėra kam, gal kad mano jaunas amžius, tai jie tiesiog žino, čia nes yra bendruomenė, kadangi, kaip sakiau, atokiausias rajonas nuo miesto, jie ateina ir tiesiog prašo pagalbos, o mano kolegė yra šiek tiek jau vyresnio amžiaus. Tai įsivaizduoju, kad jaunas žmogus turi žinoti viską. Tai ateina ir paprašo, žinot. Jeigu aš žinau, tai man nesunku pasakyti, kažką patarti. Smagu, žinoma. O sakykite, prašau, ar susidurite su kokiais nors sunkumais tokiuose mokymuose? Kol kas dar ne. Gal tiesiog kartais sunku tai, kad ar mane tikrai suprato, kaip aš norėjau pasakyti, žinot. O tai šiaip ne, iš tikrųjų. Bent jau šiuo metu dar nebuvo kažkokių sunkumų. Bet jūs nesate profesionalas šioje srityje mokymo, kaip suprantu, bet kaip minėjote, jūs administravimą studijavo, tai jums yra, jūs iš kažkokių kursų tas žinias labiau, tarkim, turite, tiesiog iš išsilavinimo bendro yra tos jūsų žinias. Tiesiog, kad gyvenimiškai, kai jaunas žmogus daug naudojasi tom visokiom internetiniam technologijom naujom, žinot, ir paprasčiausiai tu žinai. Kitas dalykas, čia buvo keletas nuotolinių būdų mokymai vyksta, berods pilietis, ar koks ten dabar, jau pameluot pavadinimą. Tai tiesiog galima pasimokyti, žinot, ko nežinai. Supratau. O dar, galbūt ir paskutinis klausimas, sakykite, jeigu dabar mes šiuo metu Langose ateitį esame partneriai vieno projekto tarptautinio DISVIT ir šito projekto metu buvo sukurta mokymo priemonė tokia, kuri būtent
skirta padėti savanoriams pravesti mokymus, vat, kad galėtų lengviau įvertinti savanoris savo mokinio poreikius, kad būtų metodika kuriais gali vadovautis mokymo metu. Kaip Jūs manote, vat, Jums darbe tokia metodika būtų naudinga, būtent tuose mokymuose turiuomenį, būtų naudinga tokia metodika? Na, aišku, tų metodikų turbūt niekada nebūna per daug, tai, o kodėlgi ne? Aš manau, kad mes turim tokios medžiagos, čia turbūt galbūt buvo langas į ateitį, buvo panaudoti, nes tuo metu dar nedirbau, tiesiog tokie kaip vadovėliai, jie buvo dovanojami skaitytojams ir panašiai. Tai ten tikrai labai daug naudingos informacijos ir labai nuosekliai, viskas labai aiškiai. Tai vat, kai man labai reikia kažką, tai aš jau šito ir grįžtu. Tai aš Jums linkėčiau dar susipažinti ir su mūsų tą naująją šito vat minėto projekto mokymo medžiagą, galbūt ateityje tikrai atrasite galimybę ir išvelgsite naudą, kur galėsite panaudoti tą mokymo priemonę ir galbūt kaip tik bus tai, ko Jums reikia kasdieninėje veikloje. Tai va. Niekada nebuvo. Gerai, Raimonda, tai ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės Jums ateityje. Ačiū Jums. Viso gero.